Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes prie Baltijos jūros. Ir pradedam laidą apie galingiausią žūklę, kuri įmanoma, tai suržvejyba nuo kranto. Ne vienerius ir ne antrus metus mes tom užsiimame, tai iš tikrųjų puikus ir geras poilsis dabar, atšilus orams, daugelis meškeriotojų sėdi prie jūros. Bet kad sėdėti prie jūros, galima užsiimti dar ir žiauriai linksmų dalykų plekšnių žūklė. Šiandien su mumis Eugenijus ir Audrius, žmonės, kurie jau patyrė šitoj žūklėje. Ir žiūrėsim, kaip čia bus. Svarbiausia, kad oras geras, nuotaika gera. Plekšnių jau turėtų būti, vis dėlto jau gegužės vidurys. O kaip visą tai bus, pamatysite mūsų laidoje. Einam ruoštis. Šiandien mūsų auksinis peilis, žuvies išdarinėtojas Audrius ir kvapų parinkėjas. Žinokit, čia reikalų yra plekšnių žūkliai. Aišku, jeigu tada nori taip užmesti, pasėdėti, viskas tvarkoja. Bet, kaip matėte, turim prieskoniukų ir šiandien bandysim atrinkti patį geriausią skonį ir kvapą, kuris tinka plekšniam. Ar ne, Audriu? Pačią skaniausią žuvį. Ir pačią skaniausią žuvį. Dėmesio pusryčiai plekšniams. Aišku, mes kiekvieną kartą eksperimentuojant, matėt, kaip žuvytė labai gražiai supjaustama. Ir idėja tokia, kad mes pastebėjome tai, kad žuvies, pavyzdžiui, kojas ten nereikia valyti, nereikia jos įskrosti. O tiesiog štai taip gražiai, kaip Audrius įpjaustai, sudėdi gabaliukais. Tie gabaliukai dar turi savo kvapą, kraujo ir plekšniam tai gerai. Bet mes, kaip visada, dirbam, eksperimentuojam su įvairiausiais kvapais. Ir pernai rudenį labai pasiteisinas štai šitas sensacijos sardinės kvapas. Kas gaudė ir bandė pernai šiaip Jonukas iš Salmo Kauno parduotuvės, tai sakė, jam suveikė nerealiai. Mes šiemet bandysim pirmą kartą. Ir aišku, mūsų tradiciniai visi purkštukai, tai yra balzerio sugalvota krevetė, stinta, anyžius, naujas sensacijos kvapas Monster Crab. Šiaip kvepiai labai įspūdingai. Ir mes kaip visada bandom atrinkti kažką tai, ką galime patarti jums, to labiau, kad už savaitės vyks Baltic Challenge žūklės varžybas Papėje nuo kranto, būtent plekšnių. Ir galbūt pažiūrėję mūsų šią laidą, pamatę sistemėlės, kokie naudojami valai, jūs tiesiog atvažiuosit ir drįsit sudalyvauti. Visi čia galės sudalyvauti, Kažimieko šventė visada gerai ir įdomi. Ir plekšnių žvejyba visada tokia, su savo malonumu. Aišku, reikia dar įsirinkti masalą, ant kurio geriausiai turi kibti žuvis. Kartais kimba ant porcijos, kartais ant krevetės. Bet aš esu šalininkas, ypatingai kai žvejoju savo ir nereikia tose varžybose kuo daugiau prigaudyti. Beje, šiemet noriu priminti, kad yra normuotas plekšnės dydis, kurie galima imti Lietuvoje nuo 21 cm. Tai aš, pavyzdžiui, dedu didelį masalą. Piktą didelį masalą, tikėdamasis, kad jį ant jo kips pakankamai didelė plekšnė. Ir kartais visai netgi nelukštenu krevetės. O taip savo pabandymui drąsiai, piktai, nulupu galvą, palieku kiautą ir palieku tokią pakankamai didelę krevetę. Žiūrėsim, ar tai suveiks. Bet vienai meškeriai eksperimento dėliai pradžiai visai liuks. Ir iškart tada naudoju purkštuką prieš mesdamas. Jeigu sardinės mūsų mirksta dar, tai čia tiesiog užpurški ir viskas. Iš tikrųjų viskas, kas susijęs su jūrinė žūklė, viskas gerai. Nors manau, kad sensacijų gamintojai nebuvo sugalvoję, kad jų karpiniam masalam pakvepinti masalas bus naudojamas kvapas plekšnių žūkliai. Bet aš manau, mes jiem nusilsim laišką ir papasakosim, kokį gerą dalyką daro jūrinė žūkliai, ne tik karpiai. Na va, o čia porą mėsos gabalų ir nekvepinta krevetė. Žodžiu, eksperimentuoti reikia, tam ir yra žvejyba, kad išsirinktum nuo žvejybos pradžios, ant ko geriausiai kibs, ir aišku, mes būtinai jums pranešim, kad galėtume orientuotis.
viskas užmesta, paruošta, kvapai parinkti. Aišku, kai kas net laiko įtampos, dirbdamas su kvapais ir su rimtais vyrais, kalbėdamas apie tai, kokius juos reikia parinkti. Tai ir sėdi ten vienas. Va, jau prasideda kibimas. Iškart. Nu va, pirmas linktelėjimas ir aš manau ant tų pačių didžiausių krevečių. Gal nebus pati didžiausia plekšnė, bet bus ir nemažės. Va, kokia gražuolė ateina. Galiu 5 paspausti. Čia mes taip visą dieną su juo. Bet va, vėlgi, kaip ir sakiau pradžiai, kad ir dar kartą noriu pasikartoti, kad plekšnėm nebaisu, tie visi geležiukai, kurios yra apkaišinėtos mūsų sistemėlės, nes iš tikrųjų jos kaip šargos, jam viskas įdomu, jeigu ten blizga kažkas apačioj, dar kažką, tai jam viskas tinka. Aš manau, žiūrovėm iškyla klausimas, kodėl aš naudoju tokios spalvos valus. Būkite kantrus, mes šiandien papasakosime dar apie valus, kurie naudojami surfo žuklį. Atrodo gražiai, ar ne? Kad masalas ir meškerė neužsistovėtų vietoj, mes visą laiką darom tos vadinamosius trumpus pravedimus, po 3-4 metrus. Jeigu nėra kibimo, tiesiog pravedi masalą, kad jisai pakeistų vietą. Gal plekšnė nėra aktyvi, pati neieško masalą ir tada gali jai pakištai panosim. Ir tokius pravedimus, kaip visada, mes darom kažkokį 10 minučių, 5. Pravedi ir turi šansų, kad įritinsi plekšniai neaktyviai, jeigu neaktyviai masalą į burną. Koks kvapas? Be kvapo, apatinė, o čia nei. Gerai. Gera pradžia pusė darbo, kaip sakė.
Gražiai ir supurtė, gražiai ir prarijo sistemą, tik tai karaliukai matosi iš kilometro gylio. Gražiai žuvis, ne? Nu va, taip mes čia linksminamės kol kas, viskas čia gerai, man atrodo. Kodėl bėgau kirsti? Dėl to, kad mes kažkaip nusprendėm, turėjom po keletą tokių labai aiškių ir ryškių kibimų, vos ne plekšnių. Galvojom, kad gali būti, kad čia priekrantėje atplaukia žiobriai. Būna taip, kad čia Baltijoje ties Papę iš tikrųjų būna taip, kad ant dugninių meškerių, ant surfų iš tikrųjų mes pagauname vieną kitą žiobrį pavasarį. Būna užkibo lašišaitė. Dėl to, kad atrodė gal kvailoka, kad aš čia lėkiu kirsti. Bet turėjau tokią mintį. Pasirodo, ne, pasirodo putė plekšnis. Čia buvo stebuklingasis sardinės kvapas. Taip, kad čia dar neaišku kas. Audriai anyžius, man krabas ir sardinė. Siaiškinsim pabaigoje, kai suskaičiuosim rezultatus. Nors iš tikrųjų niekas čia nesivaržo, nes kur čia gali varžytis? Jūra, poilsis ir geri draugai visą laiką įsičieta. Čia žiūriu, pradėjom dirbti kaip sušilę. Plekšnės irgi nemėgsta ankstyvo ryto. Atsibūda ir vienam kitam audvis gražią. Tokia mūsų pradžia ir, kaip matėte, gaudami pačiom įvairiausiam sistemėlėm, vienomis specialiai be karoliuko, kitomis su karoliukais ir sekasi lygiai taip pat sėkmingai ir puikiai. Dėl to, iš tikrųjų, parduotuvėse begalė pačių įvairiausių sistemėlių, turbūt Lietuvoje labiausiai, ką gali pasiūlyti, tai Balzer. Gamintojai vis dėlto jie smarkiai vokiečių įsiminėjo jūroje, būtent plekšnių žūklę. Ten labai populiaru tai, pas mus su kiekvienais metais vis populiarėja ir populiarėja. Ir tų sistemų, kaip jau sakiau, pačių įvairiausių. Kaip matėte, ir su fosforiniais rutuliukais, su nedideliais lapeliais. Yra sistemėlės specialios su plūdėm, kurios tiesiog pakelia masalą nuo dugno. Labai sveika tada, kai plekšnė neaktyvi, tiesiog kažkur stovi, juda po dugną ir iš galvos matė, pavyzdžiui, ant plūdės kabantį masalą. Lygiai taip pat ant jų kimba vėjažuvė. Žodžiu, variantų parduotuvės yra begalė ir kaip matėte, ten jų lygiai taip pat kimba. Aišku, galima pasikeisti kabliukus į mažesnius, jeigu jūs įsivaizduojate, kad čia per arklinė, bet patys matėte, kaip plekšnė kimba, tai kimba. Taip kad, kas mėgsta rištis patys, pavyzdžiui, aš ten rišu 3 kablių sistemą pats, kas darosi dar kažkokius variantus, bet kaip matėte, parduotuvėje tiesiog, jeigu neturite laiko, galvojate, važiuoju, pažvėjoju, išvažiuoju, galvoju, įsirinksite viską, ką jums reikės. Šiandien viskas kol kas. Pirmoje mūsų dalyje mes ilsimės, nes pradeda šilti Afrika ir antroji daly susitiksime jau pležiniai, tokiai, manau, geroj, pležiniai aplinkoje. Atrodo, ta žvejyba tokia nesudėtinga, bet iš tikrųjų, kaip matėte, pirmoji laidos daly labai daug įtakoja ir sistemėlės, ir parinkti kvapai, tam, kad žvejyba būtų pakankamai produktyvi ir įdomi. Aišku, sėdėti ant kranto fainai, bet gerai, kai žuvis tau kimba. Ir tokios plekšnės praneša, kad su kiekviena diena žvejyba dabar nuo kranto bus įdomesnė ir įdomesnė. Ir manau, tai tęsis gerą mėnesį, kol vanduo neiššils iki kokių 17-18 laipsnių, dabar jis 10-11.
plekšnės dar didesnės, tikrai su kiekviena diena atplauks prie kranto, nerš bus tų ir kilograminių ir tikrai praleiskite gerai laiką, praleidžiame mes. Čia vėl traukia šalia. Ai, duodam čia. Apie surf įrankius iš tikrųjų reikia atkreipti dėmesį galingus ir gerus įrankius. Dabar galima žvejoti, pavyzdžiui, kad ir su feederiu sunkesniu, bet jeigu tik pakyla banga, šoninė srovė, jūsų bet koks įrankis skirtas ne jūrai tampa juokingu. Iš tikrųjų teko matyti ir su karpiniais kotais žvejojančius žmonės. Jeigu toliau žuvis stovi, reikia gero metimo 5, 6, 7 uncijų. Tada be surfo jūs niekas. Dėl to mes iš karto renkame surfus, Audrius išlupo iš karto 2. Ir visada rekomenduoju įsigyti gerą žuklės įrankį tam, kad jums būtų ramu žvejoti ir vėlyvą rudenį, ir pavasarį, ir tada, kai bangos, ir tada, kai vėjai, kada reikia naudoti tos vadinamosius inkarinius svorius. Su paprastu kuotu turėsite problemų, o su šituo ir metimai bus tolimi ir galingi. Ir šiandien mes bandome Okumo Safina, iš tikrųjų puikus nauji vadinamieji surfai, labai lengvi, kas man labai patiko, labai gerai jaučiasi kiekvienas žuvies kibimas, matėte, ir kad galiuką tą virpina, kaip išprotėjusinai. Ir aišku, rytės, taip pat išlengvintos distance surfai, kurios skirtos būtent tokiai žuklei. Okuma irgi specializuojasi kaip ir barzelis. Barzelis daugiau gal sistemėlių variantė, Okuma surfų ryčių variantė, ir tai idealūs įrankiai tiem, kurie ruošiasi rimtai užsiimti, būtent rimtai užsiimti jūrinę žuklę. O ji kiekvieną kartą be galo įdomi ir smagi. Sveiki visi, šiandien mes esame vėl, kaip visada, didžiausioje Baltijos šalyse parduotuvėje, Klaipėdoje, Salmo, Baltijos prospektas 6A, ir šalia manęs, kaip visada, sėdė Eugenijus. Sveikas, Eugenijau, dar kartą šiandien. Ir tu, kaip visada, turi kažką tai įdomus ir naujo papasakoti apie žuklės įrankius. Šį kartą, aš matau, mes turime batus. Ir kiek žinau, Ako batai, tai tikrai kažkokie tai įdomus batų lyderiai, gal tu daugiau apie juos papasakok. O bet aš tavęs paklausinėsiu. Kas iš vis yra Aku? Aku tai yra visų pirma gamintoja. Tai nėra marketinginė firma, kuri gamina batus pas kažkur, tai viena ten, kita ten. O tai yra gamintojas turintis savo gamyklas Italijoje, Rumunijoje, na ir taipogi partnerius, aišku, ir toli rytuose. Ir tai yra italai, ar ne, kaip tu sakai? Taip, tai yra italai, ir kaip patys italai sako, jeigu nuvažiuoti į parodą kažkokiu avalinės, jie vis dėlto visos firmas pasakys, kad batus ir pizzas reikia gamina tik italai. Supratau. Na ir tu mane įtikint, kodėl dabar, pavyzdžiui, aš kaip žvejas turiu pirkti būtent tokius batus? Visų pirma, kaip žvejas, tai mums kas svarbu? Svarbu, kad būtų neperšlampama. Ta užtikrina mums jau visiems žinomas gerai Gore-Tex membrana, o Aku Europoje pirmieji pradėjo dirbti su Gore-Texu. Tai yra atsitiko prieš 30 su virš metų jau. Kas man dar asmeniškai patinka ir kodėl aš pasirinkau didesnį asortimentą ne odinių grinai batų,
kad būtent Aku turi tą AIR 8000 sistemą. Tai yra sudėtos tokios medžiagos, kurios daug laidesnės oro išleidžia daugiau negu oda. Nors, kaip minėjau, oda privaloma su Gore-Texu būti, kuri irgi savaime kažkiek kvėpuoja. Tačiau čia sudėtos medžiagos, kurios daug geriau praleidžia. Ir matau, kad yra visokių variantų. Ir vasarinių, dabartinių, pavasarį, vasarą ir net. Yra net moteriškų variantų. Ir ką aš, tarkim, 2 metus nešioju, tai yra, grinai be membranos, tokias lengvi. Jie man atstoja tas ar šlepetės, ar dar kažką, bet gali ir į miestą eiti, ir kur nori. Ir gerai iškvėpuoja. Ta prasme, absoliučiai gerai kvėpuoja ir ar įsitepus, ar sušlapus, jie momentaliai sudžiūna. Čia nėra visiškai tokių medžiagų, kurios laiko savyje vandens. Šitas modeliukas jisai ir pigesnis, bet tikrai labai patogus ir labai komfortiškai su jautiesi ir karštą dieną. Aišku. Ačiū, Eugenijau, iš tikrųjų įdomu kalba pasirodo, apie batus galima kalbėti ilgai ir nuobodžiai. Mes dar grįžtame šiek tiek į žūklę. Valandą dienos, aš manau, kad mums metas pabaigti žvejybą ir puikiai praleisti dieną kažkur kitur, nes pradėjom apie 8, prilupom begalę žuvies, kurią puikiai įsikepsime, patys puikiai žinote, kas yra plekšnė. Ir dar aš žadėjau kažką papasakoti apie valus. Oho, tai va. Tie spalvoti valai, jų yra begalė, gal kai ištrauksiu žuvį, nes ištrauksiu 2 iškart, matau jau, žiūrėk. Ir jeigu kalbėti apie valus, tai jų yra begalė būtent jūrai skirtų valų ir tendencijos tokios, kad spalvoti valai labai gerai žvejyboje, nes jeigu tu meti meškerės, gali permesti vieną per kitą ir netyčia ištraukti savo užmestą meškerį, o spalvotas valas tau iškart parodo konkrečiai kryptį, kur yra tavo užmetimas. Dėl to begalė firmų gamina būtent tokius valus. Mes juos naudojam, vienas iš tokių Okamo balzeriai, kurie tikrai puikiai matosi. Ką žinau, aš manau, kad šiandien mums užteks, viską mes čia gerai praleidome. Dar noriu šiek tiek trumpai apie dydžius, kad Lietuvoje negalima imti plekšnių trumpesnių negu 21 cm. Ir iš viso reikia galvoti apie žuvis, apie jų ilgius, nes vėlgi gamtosaugininkai mums pranešė apie reidą, kad vienas žmogutis buvo pagavęs 3 lydekas, bet jos netitiko ilgio. Kaip žinote, Lietuvoje lydekas galima imti nuo 46 cm. Ir už tai gavo baudą vos ne 6000 litų. Taip kad vėlgi kreipkite dėmesį į dydžių žuvų, kuriuos jūs imate. Aš galvoju, šiandien pabaigta diena, puikia diena. Ir rekomenduoju visiems užsiimti jūrinę žuklę nuo kranto tada, kai šilta. Tiek su visa šeima. Laikas leidžiamas puikiai. Nei žvyno, nei uodegos, lygiai po savaitės.